Ką, Vyručiai, kaip jums praeitą savaitgalis 6 nacijų? Nebuvo. Uočiu. Būtent. Savaitgalis, bet be nacijų. Nacijų, būtent. Liūdnas. Liūdnas jau. Šeštadienį jau įlaukiu, kad kažkas turėtų būti, bet taip nieko ir nėra. Kaip tas mimsas, žinai, kur Pablo Escobaras vaikšto iš kampų į kampą. Nu. Ką daryti su savo gyvenimu? Čia biškai atsitraukia, žiūri iš po praeitą kartą, ne? Na, tai akščiai per šiltą buvo prie tavęs. Masiai užpyka. Pavydė, Labai baisu buvo, kad jis ten viesi. Bet jeigu ką, tai priartėsiu. Tai va. Pradedam, ne? Diskusijas. Važiuojam, tai, kaip sakant, neturim ką aptarti šį savaitgalį, šio savaitgalio, bet kalendorių, žinai, kai būna, kai nežinai, ką kalbėt, kalendorių, orus žiūri. Tai va, neturim ką aptarti, bet galim aptarti iš karto sekantį savaitgalį, kas mūsų lauks. Ir tikriausiai vienas iš tokių kertinių gal net savaitgalių, daug kas gali ne tai kad paaiškėti, bet pakrypti įvairiom kryptim. Toks tikrai įdomus ir... Sužinosim, kas bus 4. komanda šiais metais. Galimai. Greičiausiai. Galimai. Tikrai nenuspręs dar to, bet potencialiai, kad anglai su škotais galimai spręsis. Bus įdomu pamatyti, nes jau kaip ir pusės po to savaitgalio jau... Perlipsiu į antrą pusę. pusę. Šiaip visos rungtynės tokios man įdomios ir tas pats Velsas su airiais, airiai turi netekčių, Velsas nežinai, ko tikėtis iš jų. Naujas treneriukas ir stafė naujų žmonių pakviesta. Kaip sureaguos patys žaidėjai, šokas vis tiek bus kažkoks. Dėl supurtimas, taip, nes Velsas. Plius namuose žaidžia pirmą kartą šį sezoną, vis tiek Velsas namie, galbūt galima sakyti, ne tai, kad kitokia jėga, bet vis tiek duos jiems šiokios tokios naujos energijos. Tai šiaip fainas stadionas, mes su Paulium buvom rudenį žiūrėti rungtynių prieš Pietų Afriką, aišku, nedavė tos energijos papildomos ten jiems, bet tikrai fainiai, tikrai daug žmonių ir manau, kad 6 nacijose energija iš fanų bus visai kitokia ir turėtų būti geras renginys. Taip pat italai, prancūzai, aš manau irgi prancūzai galbūt biški persigrupuot turi, ne tai, kad persigrupuot, bet įrodys savo jėgą po tokio pralaimėjimo. Italam iššūkis bus pasitikrinti su prancūzais, tai... Įrodyti, ar italai ir yra italai, ir gali būti kažkas truputį daugiau iš jų. Ypač žinant, kad pernai lygiosios buvo 13-13. Tai dabar ypatingai po tokių stiprių savaitgalių italai turi tą tokį šansą įrodyti kažkokį tai pastovumą, šiokį tokį bent jau. Taip, viskas vėl oras koks bus neaišku, nes italai gana gerai atrodė prie lietaus, o prie prasto oro prancūzai labai daug pametė kamuolių, tai gal tas kažkiek tikrai suvienodintų kažkiek šansus, jeigu būtų šiek tiek ir oras dar kitoks, negu... Tai vienareikšmiškai, tai 100%, ja. Kaip ir esu. Tai vat, manau, kad prieisim prie kiekvienų rungtynių ir pateiksim spėjimus. Bet aš prieš laidą taip akivaizdžiai neužsiminiau, bet pagalvojau tokią rubrikėlę, gal klausimėlį, kad būtų įdomiau ir klausyti ir mums patiems. Tos 6 nacijos, mes žinom, kad mes niekada ten nežaisim, niekas iš lietuvių nežaidė ir tikriausiai artimiausią šimtmetį nežais, tai atrodo ganėtinai toli, bet pagalvojau, aišku, pas mus yra žaidėjų Lietuvoje, kurie yra žaidę aukštesniam lygiui ir tikrai daugiau tų būtų variantų, kur lietuviai yra žaidę su kažkuriais žaidėjais, kurie žaidė 6 nacijose, bet kalbant iš mūsų 3, jums klausimas, ar esat žaidę su kokiu nors žaidėju arba prieš kažkokį žaidėją, kuris yra žaidęs 6 nacijose? Taip. Aš esu prasilenkęs su Hugo Kinanu. 7 Hamburge ir Makarskui abejosi.
Nes praeitą kartą kalbėjome apie tai arčiausiai esu buvęs 6 nacijų žmonių, tai o taip Lietėjai geometrinį lauką realiai Jo. mokino, tai kaip prasilenkiau, jo. Su prasilenkęs, tai. Supratau. Tiek. O tu pats, Domantai, esi šiaip vyra tekėjęs? Aš tai ne tai, kad prasilenkęs, aš atsimenu su Bagužiu Domantu 15 metais Maskvoje, kai buvom, lifte su Vakata važiavom pirmą kartą. Ir tada gaila, kad tada nežaidė prieš mus, nes buvo kažkas, ar blauzda, ar kažkas buvo traumuotas. Tai toks irgi, fainas momentas, kad važiavom lifte. Bet neteko žaisti prieš jį. Tačiau vieną žaidėją turiu ir labai fainą istoriją turiu, tai nežinau, gal norit bandyti spėti, kas tai galėtų būti, nes tai tikrai yra žinomas žaidėjas. Bandom. Šiuo metu jis žaidžia? Šiuo metu baigęs karjerą yra, bet ne per seniausiai. Švelsa gal? Ne. Pradžiai galite spėti valstybę. Tai. Gerai. Tai... Italas gal? Italas, taip. Žinomų ir baigusių karjerą? Aš manau, kad jisai yra antras pagal pelnytus žeminimus italų istorijai. Pirmas yra Masi, vardą nepamenu, Andrėja Masi ar... Jo, tikriausiai. Masi. Tai jis yra ten pelnęs netoli 30, o žaidėjas, prieš kurį aš esu žaidęs vieną kartą, yra pelnęs 12 gal? Žeminimų. Žeminimų, taip. 9-6 nacijos yra žaidęs. O. Nu, čia solidus. Aš tikrai Man atrodo, 100 rungtynių yra žaidęs už italus. Nu, ne, Paryse daugiau. Ten. Tai Paryse, bet ir Paryse 7 tikrai nežaidė. Tai jo, čia... Nes tikriausiai 7 susitikai. 7, taip. Žaidėm 7 turnyrą. Pozicija yra trečia linija. Galiu pasakyti, kad Garbonotas. Trečia linija Bergamasko. Vardai, nes trečia linija yra 3 jo brolio pozicija. Nu jo, bet pavardė atspėjo, ne? Pavardė atspėjo, taip. Bergamasko. Mirko Bergamasko. Tai... Šiaip labai faina istorija. Aš atsimenu, pats, kai žiūrėdavau 6 nacijas internete nuo paauglystės, tikrai būdavo vienas iš tokių ikoninių žaidėjų iš italų rinktinės, tai kaip Paryse, Mirko Bergamasko, jis ir centru, ir truputį ir kraštu yra žaidęs. O jis nėra žaidęs 9 kartais, kur buvo, ar čia jo brolis buvo? Čia jo brolis buvo 10 žaidėjas. 9. Aš, bet ten buvo visiškai tragedija, kur pastatė į playmakerio poziciją ir ten visiškai niekas nesigavo, ten visi klausinėjo, kas čia per nesąmonę. Iš vis ten buvo, aš nežinau, net, čia tikriausiai atskira tema, nes italam ten jisai pralošė rungtynės. Ja, ta prasme, gal ir būtų pralošę, bet ten buvo sukurtas video, kur jisai ten kiek klaidų padarė. Net nes, aš nežinau, ar čia highlights, čia low lights, kaip čia pavadinti. Nu, ta prasme. Tai šiaip labai faina istorija, tai aš ką norėjau pasakyti, kad aš jį žiūrėdavau ir jis tikrai, iš italų būdavo tikrai, labiausiai įsimenamas žaidėjas. Tikrai. Savo energiją, tokia šukuosena viskuom. Ir aš pamenu, mes buvom 2015 Exeteryje, žaidėm trečią turnyrą tų metų 7, tada dar vadinosi Grand Prix Series. Ir pamenu mūsų pirmos dienos rungtynės prieš italus, mums labai daug jos lėmė, jeigu mes laimimės išeinam, užtikrinam 9 vietą, man atrodo. Ir ten kažkiek ir premijos tada užtikrinam, ten aš neatsimenu kiek, bet... Sakant, jau neslėpsim. Nėra ten kas slėpti, tas tai buvo gal 1000 eurų kažkas tokio, žinai. Bet labai toks kertinis momentas. Ir aš atsimenu, taip žiūriu, kad yra toks Garbonotas ir galvoju, blema, koks panašus į Mirko Bergamasko. Ir po to žiūriu, čia jisai. Ir aš atsimenu, buvo grumtynės, aš hukerių žaidžiu ir jisai hukerių žaidė. Ir aš atsistoju prieš ir galvoju, blema, susitikom. Toks visiškai surrealus vaizdas. Žiauri geras. Labai tokia. Vienas iš mano highlightų, mano regbio, kiek aš žaidžiu. Ir apskritai tos rungtynės buvo, nežinau, ar ne, galėtum ir užmesti Natajono žeminimą, kur pasibaigė. Legendinis bėgi, Bagužių bėgi? Jau, ne. Čia kitas. Jo, tai nerealus žeminimas ir nereali pergalė. Bagužių gali kitų įmės highlights. Tai čia mano antras, kur Bagužis.
Ne, tai vat tokia vat istorija, kaip bent kažkiek per tos 6 nacijų, bent kaip sakyt, per milimetrą pavyko prisiliesti prie vieno žaidėjo, žinai, tai vat tokia faina istorija. Ir dar kitam turnyrai buvo, žaidėm olimpinė atrankoje, kitą turnyrą už ten mėnesio Portugalijoje, bet tada mes jau nesustikom su italais. Tai, O tu Zeba? Aš žaidęs prieš tikriausiai, kad nesu. Jeigu galim pavadinti, esu kartu žaidęs, tai galite atspėti irgi šalį pradžiai. Tai šalį tai anglas bus, nes... Ne, anglas. Airis. O, airis. Ne, airis. Oho. Prancūzas. Ir ne prancūzas. Tai irgi italas bus. Italas. Jisai, kaip taip, jisai italas, bet jis turi britiškų šaknų, tu atspėjai, bet jisai žaidžia už Italiją. Nes su Unimerė greičiausiai susitikai, ne? Jo. Tai dar bus spėjimų? Tai no chance visiškai. Tikrai neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Palei pavardės ten yra. Nežinau, ar jisai, atpažįstamas žaidėjas jisai? Ar jis žaidžia? Jo, aktyviai žaidžia. Šiuo metu nebuvo parinktas į pagrindinę sudėtį, į žaidžiamą sudėtį tas 2 rungtynės, bet jis yra tam vadinamam treniruočių jo sąraše. Yra. Tai 9 numeris Stevenas Varnis. Tai mes kartu, jeigu gerai atsimenu, nesam žaidę oficialių rungtynių taip, kad aš žaisčiau ir jisai, bet buvo tokia įdomi istorija irgi, papasakosiu. Tai 9 tikriausiai, kad nėra žaidę. Ne, ta prasme, tai jo, tai labai tas dažnas toksai atvejis. Tai mes žaidėm už universitetą dar Anglijai, Harperį, jisai tuo metu irgi, kadangi buvo Gloucesterį kaip toks akademijos žaidėjas ir mažai gaudo game time, tai imdavo Harperis į rungtynės. Tai vos ne taip realiai iškart rungtynės imdavo. Tai kad ir mes ten kiek treniruodavomės, mes būdom tokie vis tiek jau po jo, nes iš akademijos. Tai žodžiu, ir buvo tokia situacija, kad jisai buvo kaip ir startiniai sudėti universiteto komandoje, bet jisai lygtis apsirgo ir jį padarė ant benčo, ant suolelio. Ir tada buvau kaip ir aš tas trečias toks už to brūkšnio. Tai jisai gavos, kad galutinai susirgo ir aš pakeičiau jo vietą. Tai tada buvo debiutas už pirmą komandą, kai mes žaidėm prieš Newcastle universitetą, dar Newcastle Falcon stadione žaidėm. Šiaip labai toks įsimintinas debiutas ir tokia istorija gavos, kad aš jį pakeičiau ir jisai tada susirgo ir mes daugiau jau taip ir kažkaip nebesusėjom, nes jisai dar ten po mėnesio ar 2 gavo pagrindinį kontraktą su Gloucesteriu ir jisai ten jau savais keliais tada išėjo už Premiershipą žais. Tai keista istorija tokia ir dabar mes čia apie išnekam, tai visai faini šiaip. Ryšio nepalaikom, bet yra tekę treniruotis ir šnekėti ir taip toliau. Tai. Smagiau ir stebėti tada iš karto viską. Smagiau ir stebėti iš tikrųjų ir kai pažįsti žmogų, tikrai toks visai kitoks vaizdas iš karto žiūrint. Jep. Ok, nice. Aš turiu kvizą. O, va. Dabar sugalvoju. Bet čia toks gal labai paprastas toks. Gerai, ką rinktumėtės? Toks greitas, ne? Ar geriau pelnyti rungtynės laiminti žeminimą, ar geriau padaryti užgriebimą, kuris išgelbėtų rungtynės? Mano specifikai tai tikriausiai pažeminti, nes griebti nelabai. Bet jeigu pavyktų užgriebti, tikrai būtų gerai. Būtų mes. Fainai, tikrai. Padaryčiau, ką nelabai sugebu. Aš bandau prisiminti, ar esu užgriebęs tą kaip match winning griebimą padaręs. Aš nepamenu tokio iš tikrųjų tikriausiai. Bet kažkaip yra buvę ten ir jaunėse ir... Tai esu užnešęs tikriausiai pergalingą žeminimą. Aš esu, atsimenu, vairui užnešęs. Pergalingą? Jo. Čia senai? Čia tą sezoną prieš 3 metus jau. Paspyrė alą ir... Tai čia 20. Ne, 20, 22. Kur čia buvo? Šiauliuose? Ne Šiauliuose, Kaune. Gavinėjom 4 taškais ir užnešėm į kampą, užnešiau. Nepamenu. Ne, tiesiog. Yra nuotrauka. Nepamenu, tikrai nepamenu. Bet tai buvo pasibaigus laikui?
Nu, ta prasme, aš paskutinį užnešiau ir dar spyrė, bet ten, Aha. ta prasme, persirė mano žeminimas ir baigėsi. Aš pamenu, ten kur labai karšta buvo. Jo, žiauriai karšta buvo, taip, ir prieš vairą ten. Bet ten dar buvo gal likusius 5 minutės, man atrodo. Nu, dar buvo tikrai darės. Nu, bet nedaug jau ten. Bet esmė, kad užnešiau ir niekas nepasikeitė paskui. Nu jo. Ne, bet aš gal tada kalbėčiau, kur, va, tu tikriausiai klausimas buvo, kad jau pasibaigęs laikas. Jo, jau pasibaigiau visiškai paskutinę taką. Jo, čia 2-2. Tas buvo. Bet ne, tada tokio tai ne. Tai aš nežinau, aš gal vis tiek rinkčiaus gal užnešti žeminimą. Nežinau. Tikrųjų. Nu, tas užgrėbimas, ką reiškia tas užgrėbimas, tada tikriausiai turi būti, kad efektyvus būtų, jau turi būti įsbėgti žeminimą ir gaudyti kažkur į kraštą. Įsivaizduok, kad taip, tu jisai čia bėgo, tu taip ar bėgi ir tu ten... Nu, va toksai tada turėtų būti tikriausiai, nes... Fainai irgi. Žiauriai fainai, žiauriai. Kai komanda realiai, nu, palieka tau jau, nu, ta prasme viskas priklauso nuo tavęs. Čia tokia kaip Peskovas mane pateklino pirmam kėlinį pusfinalį antram. Nuo kur bėgu, metu flaudą, aš mane teklinu ir aš pametu kamuolį. Tai čia tokį teklą reiktų padaryti. Nu taip, bet... 6 nacijų lygmenį. Nu taip. Čia 6 nacijų? Nu dabar apie 16. Tai jeigu reiktų tokį, tai... Jo, čia dar tokia detalė iš tikrųjų. 6 nacijų lygmenį. Tai pažaist būtų jau... Tvikinėme. Tai jo, kaip sakant. Prie 70 000 žmonių? Nu gerai, sakykim, žeminimai gerai. O tu sakyk? Aš? Tikriausiai irgi žeminimą gal. Esi tokį pelnęs? Žeminimą? Laiminti? Laiminti tikriausiai tokį, kad paskutinę sekundę, tai... Esu, jaučiu, per 7. Šiauliuose. Prieš Šiaulius. 2-2-3. Tu kad linksi, tu atsimeni, žinai, ar tiesiog pritari? Pritariu. Pritariu, kad nemeluoju, neatsimenu. Gal atsimeni, tu Ne, taip. nepamenu. Šiauliuose, jo, ten. Man atrodo, kad šiaip aš irgi dar taip dabar galvoju, bet man atrodo, kad ten buvo... Galima? Na, jo. Nesvarbu. Tai va, tai rinktumės irgi žeminimą. Nu, aš grėbimą rinkčiaus, nes sakau, nelabai moku, tai būtų... Gerai. Gal dropą? Dropą, jo. Gal prieikim prie... Sakai, dar antrą kažkokį turi žaidimą, ar neturi? Ne žaidimą, turiu klausimą, bet čia noriu sakyti, ar ką rinktumėtės geriau, ar greitį, ar jėgą. Nu, žinau, ta prasme, ar kažką, sakykim, nu, krašto greitį, ar ten, nežinau... Trečias bus pizza ar kebabas. Ne, grumtynėse tai nenorėčiau žaisti, tikrai. Pizza ar burgeris? Čia toks, žinai, tas jėgos gal galima pridėti, bet greitis tokia savybė, kur nelabai ištreniruosi, tai gal geriau turėti greitį ir tada ugdyti jėgą, negu turėti jėgos ir bandyti vaikytis tą greičią, tikrai. Tai kaip suprantu, turėti jėgą ir kebabą. Aš norėčiau bent vieną turėti. Bent jau vieną turėti. Gerai, čia jau į lankas važiuojam. Stulankas. Gal pradedam tada apie Tai rungtynės. jo, rungtynės ir spėjimus, ane? Ir dar prieš mum pateikiant spėjimus ir aptariant, iškart primenam, kad spėkit po šito video arba po praeitos savaitės video nugalėtojus ir skirtumą, kad laimėt prizą. Būkit aktyvesni. Nes kol kas yra vienas spėjimas. 3. 3. 3. Labai smagu žiūrėti, kas kam galvoja ir kas ko Tai trys, tikisi, taip, tai, trys. kaip sakant, būkit aktyvesni. Tai pradedam tada nuo pirmo susitikimo savaitgalio, kuris vyks šeštadienį, Velsas Airija 16:15 Lietuvos laiku. Ką manot? Naujienų daug. Treneris pasikeitė, kaip ir minėjom prieš tai. Ateina naujas treneris, naujas stafas. Keletą žaidėjų pasikeitė naujų. Kaip manot, ar sukrėtimas tas bus kažkiek žaidėjim patiem tos naujovės? Aišku, čia per 2 savaitės niekas nepasikeis, bet
kažkiek vis tiek. Aišku, ir gauna airius, tai vėl airius. Vėl išbandymas tai nerealiai sunkus. Bet aš tai galvoju, pasikeitė keletą naujų žaidėjų ir 2 iš jų backline žaidėjai, gal net ir 3 dabar. Berots 3 jau. Jo, visi 3, matau, backline žaidėjai. Tai vėl idėja aiški, gerinti ataką. Tai nežinau, tikėtis kažko sunku, aš tai, kaip sakyti, tikiuosi, kad duos kovą ir galbūt net bonus tašką paims, nors labai to Tikėtina, bet... abejoju, bet norėčiau, kad kažkokį benefitą gautų Velsas iš tų rungtynių, nors labai sunku, bet airiai aišku, turi, kad ir netekčių šiokių tokių, bet ten jų gylis tai nerealus ir nežinau, ar jie net pajaus. Ir tas labai... Prieš tai 2 rungtynės Velsas praleido iškart. Per pirmas 10-15 minučių jau turėjo po 2 žeminimus praleidę. Ir... Prieš Italus? Prieš pačias pirmas. Vieną žeminimą gavo visų pirma. Ne, vieną žeminimą, bet turiu menį, kad taškų iš karto... O, baudelę gavo. Daug, ten 10 taškų. Jau pralaiminėjai vos tik prasidėjus rungtynėm. Ir tada gal gana sunku ir taip atsigauti iš karto. Ir tai įdomu, gal pavyks Velsui kažkiek. Velsas turėjo gerą pradžią, bet jie tik neišpildė nei prieš prancūzus, nei prieš italus. Tai jeigu būtų bent toj pirmoji ataka, kuri ten truko kelias minutės, išėjęs taškais, galbūt visai kitaip buvo, bet dabar Tai turiu omeny. nepažemindavo, nepelnė taškų ir jiems atgal. Ir vėl mental, energijai labai sunku sugrįžti vėl kitų. Kaip ir galėjai žeminti ir gauni atgal taškus. Tai jo. Tai nežinau. Ar kažkokių minčių turit? Aš labai panašiai su jumis esu tam pačiam požiūrį. Geras pastebėjimas, kad jie kviečia tos vėrio žaidėjus tam, kad galbūt atakoje kažkokį duotų pagreitį, išpildymą, galiausiai kamuolių nepametimą. Tai... Ta visi šneka, kad tu turi pelnyti žeminimus. Tu turi turėti kamuolį rankose, kad tu pelnytum taškus ir laimėtum rungtynės. Tai airiai kapitonas nežais, bet tai čia ne pas jūs, galbūt ir antro numerio žaidėjas. Tai... Jo, Hukeris nežais. Ir 8. Kapitonas ir dar kažkas, dabar nepamenu. 3 žaidėjai, kurie nežais, jeigu mano būtų vis tiek tas svertas į Airijos pusę, aišku, bet tikiuosi ir iš Velso kažko, kaip ir toks turnyras būtų naivu nesitikėti. Tai aš sakau, kad bus įdomu tikriausiai Velsas namie, bet daug nesitikiu, bet to pačiu ir tikiuosi. Tai. Aš tai truputį toks excited laukiu, kas bus kitokio, tiesiog laukiu. Nes jau su Warrenu Gatland jau kažkaip nieko kito nebuvo nuo pasaulio čempionato ir per rudens international. Bet daug ir nepasikeis tikriausiai sutinkat. Taip, čia kažkas labai... Priimkim Scott Robertsoną ar ten Rasę Rasmusą Pietų Afrikos jau pasaulio čempionų treneriai per tas 2-3 rungtynės. Tai jeigu nėra ką imti, tai tu nieko nepakeisi, bet galbūt kažkokią idėją. Galbūt mato tą, ko nematė tas praeitas treneris, tai tą įdomu pamatyti. Spėjimai? Aš vis tiek, Airija 24. Aš sakau, kad 27 Air. Aš kaip Velso gerbėjas, tai duodu Velsui šiokį tokį, kaip sakyti, su jumis lyginant pranašumą, aš sakau, kad Velsas pralaimės, tai Airija laimės ant 17 taškų. Ir labai norėčiau, kad Velsas pelnytų 3 žeminimus, net ir 4, aišku, manau, kad būtų labai liktų kovoj, jeigu gautų daug taškų italai nuo prancūzų, liktų kovoj dėl 5 vietos. Tai... Čia jau gaunasi jūsų kiti interesai, kad Taip, čia kažkiek tiek. Kažkiek tie asmeniai tokie interesai, čia jūsų komponuoja tam pasakymą. Dar ne, gal. Kalbam daugiau dėl lentelės galutinės, o čia mūsų interesų nėra, mūsų interesai dėl pergalės. Sakykim. Tai vat... Calcutta Cup. Calcutta Cup, jo. Cup, jo, šiaip vienas tokių... O žinot reikšmę Calcutta Cup?
reikšmės nežinau, tik žinau, kad tai yra nuo Kalakuto turė. 1872, ne, ar 78, tai 105 metų beveik. Patikslinimui jo reiktų pasičiat GPT tikriausiai pažiūrėsim. dabar, bet kažkas į tą pusę. Aš žiūrėjau, bet aš tiksliai dabar, Paulius Tai jūs kalbėkit. Tai parašyk Kalakutų taurė. Tai ir įdomių tokių pasakymų net buvo irgi. 78. Jo, Tai tai, beveik atspėjai, jo. nu, Kada sakai 73? 72 sakiau arba 78, tai vat, vis tiek ten beveik 150 metų. Tai, 150. tai vat, o vėl ir matos, ant kiek tai yra ir istoriškai svarbu ir vieniem ir kitiem. Ir dabar škotai turi pranašumą šiokį tokį paskutinius kelius metus. Iš paskutinių 7 rungtynių Anglai laimėjo tik vieną kartą. Tai va, Taip, tai Ir škotai laimėjo paskutinės 4. tai vat, anglam verda. Ir iš tikrųjų, vat, jeigu laimi Anglai dabar, visas galimybės tapti... Tai čia bet kuri komanda gali, nes tiek Anglai, tiek škotai, aišku, škotam dar sunkiau su tvarkaraščiu šiek tiek, bet kas pralaimės, tikrai lieka 4. Čia tas jau tikrai. iš tų, kurie dabar yra nepralaimėjami. Ne. Ne, iš tų Anglai, škotai rungtynėse, supratau. kas praloš, lieka 4, o kas laimi, tie dar pilna kova vyksta. Eina. Negali sakyti, kad lieka 4, nes dar yra 2 rungtynės ir gali laimėti škotai prieš kažką. Labai čia. Bet čia toks, tikimybė labai padidėja, kad tikriausiai 4 liksi, nes italai su Velsu tikriausiai, kad nepakils į 4 vietos. Nu, italai galėtų, bet aš labai bejoju, nes kad antrą pergalę jie paims prieš kažką. Tai, jo, tai įdomu ir Anglai pakeitė 1 ar 2 žaidėjus. Vieną tik tai. Jo, tik vienas. Dar nėra patvirtintas, ne, dar nėra. Bet šneka, kad tik tai vieną žmogų pakeitė. Jo, neatsimenu, kurį iš tikrųjų, bet be 10-15 lieka kaip ir tie patys, tas derinukas, tai šiaip įdomu. O škotam reikia... O škotam mes prieš tai sakėm, kad tikrai dėl galvos traumų sutrinkimų nebus žaidėjų, bet Vinrasovas tai tikrai yra jau patvirtintas, kad gali žaisti, o Darcy Graham irgi mes galvom, kad visiškai iškrito jau sezonui, bet pasirodo irgi yra labai ant ribos, bet ant ribos į gerąją pusę, kad tikriausiai irgi pasirodys. Ir jeigu bus pilnas tas vėris, beklainas pas škotus, tikrai bus įdomu. Nes Van der Merwe visada sužaidžia prieš anglus. Klausiau irgi keletą, sako, visus, kiek žaidžia su anglais, gali būti bet koks prastas sezonas, bet žaidžia prieš anglus visą laiką už 3 žeminimus. Tai matchupai 1-1 škotų pranašumas gal yra, nes kaip irgi daug kas šneka, kad anglai turi problemų centruose. Tikriausiai, kai beje karjerą Manu Tuilagi, taip ir nebuvo tokio gero pakeitimo jam ir škotai. Visi tą šneka, kad jie ant to ir žaisdavo, kad išnaudodavo tą silpnybę anglų. Šiaip darė tą pačią idėją, gal sakai, kad škotai būtent per tas rungtynės pakeli kitą lygį savo žaidimą. Ir aš kalbu apie būtent Van der Merwe, kad jis... Apie būtent Van der Merwe, aš gal bendrai apie škotus, nes yra buvę, esu klausęs ir seniau, čia dar netgi, nežinau, 5 gal metai atgal ir daugiau, kai žaidė Greg Laidlaw 9 numeriu už škotus, tai buvo netgi toks kaip ir pasakymas, kad jie gali pralaimėti visas rungtynės, bet jeigu laimi prieš anglus, jiems 6 nacijos yra kaip laimėjimas. Ir ten buvo, esi girdėjęs, tai va, tai tikrai buvo tokių kalbų, kad tos rungtynės jam yra viskas. Tai įdomus atgalis tikrai. Tikrai labai... Predikcijos? Šiaip apžvalgininkai duoda pranašumą anglams ir gana didelį. Gan žymų, bet aš tikriausiai čia vienas iš tų susitikimų, kur gali būti nustebinti apžvalgininkai. Jo, tai aš spėju, pirmas
Sakau, kad škotai laimės 6 taškais. Paliks anglam vėl bonus tašką. Bet aš manau, kad škotai vis tik laimės. Daug. Aš tai visgi už anglus. Ne tik, kad už anglus, sakau, kad anglai laimės. Bet labai artima kova bus ir sakau, kad anglai laimės 4 taškais. Taip. Aš manau, anglai 7. Ok. Tai įdomu. Tarp kitko, žais Anglijai. Taip, žaidžia Tvickenhame. Ne, Tvickenhame dabar Allianz. Jo, Tad jie- gali pakeisti dar spėjimą, jeigu nori. Ne, viskas gerai, aš už škotus būsiu. Valdai. Tai aš tai sakau, kad škotai gal vėl tas Anglai nugalėjo prancūzus ir Anglijos spauda vėl we are taking it home, vėl viskas sprogsta pas juos, kad ten mes čia jau on top ir manau, kad anglam neturėtų pavykti. Ne, kažko tai irgi 7 metai sako, kad Bet, čia šiais Jo, metais. škotai irgi taip. Bet šiaip, pavyzdžiui, sakykime, laikraščiai medija anglų tai kalba, bet apžvalgininkai gal daugiau regbių besidomintis, vadinkim, bendruomenė, tai jie supranta, kad anglam daug lėmė sėkmės. Taip. 4 nepamest, 4 realios prancūzų 6. progos. 6. 6 buvo. Ten aš jau... 100% gal jo ten buvo. 100% Tai 4, kur realiai tau reikia pagauti kamuolį. Taip. Ir jau rezultatas iš tokių tampa nebe anglų +1 naudai, ne, o -20. jo. Ir tada jau būtų viskas visiškai kitaip. Nugalėtų, aišku, jo, negalim teisti, bet tie, kurie daugiau, gal šiek tiek giliau žiūri į tą visą reikalą, tai jie supranta, kad... Kaip ir supranta, kad škotai nieko neįrodė per tas rungtynės. Irgi. Tai. Bet vėl čia, jeigu ta škotų rungtynės 25 minutę iškrenta 2 pagrindiniai žaidėjai ir vėl čia tas, bet vėl neaišku, ar bus. Per italų galim sugrįžti rungtynį. Tikrai škotai neįrodė, kad ten dominuotų ar kažką. Su italais būtent. Nebuvo tokios Nejaugi, ne. dominuojančios rungtynės, kad nušluotų ir ten tiek leido ir sugrįžti ir viską. Tai. Aišku, ten vėl iš 2 klaidos, bauda, perimtas kamuolys ir mes jau turim 10 taškų, bet jo. Gerai. Bet jo, fainai. Paskutinės rungtynės. Prancūzai, italai. Veiksmas vyksta Italijoje. Romui. Romoje antrą kartą iš eilės. Kaip ten čia GPT sakė. Prancūzų namuose Romoje. Tai Roma. Aš tai, jeigu būtų lietinga, sakyčiau, italai turi šansų. Gal apsilygintų kažkiek jėgos. Aišku, italai irgi visai bėganti komanda šiais metais. Bet, sorry, kad liečiuos per biški noriu artėti jau. Bet aš manau, kad tiek lietus būtų pranašumas, gal privalumas. Sulygintų, ne? Sulygintų biški, gal jau klaidų būtų. Gal vėl nepamestų, gal vėl pamestų tiek kamuolių prancūzai. Tai gal graikų dievai ten kažką ir paorganizuos italom. Italijai. Bet aš manau, kad gana rezultatyvios rungtynės bus, nes ir tie bėga, mažiau ginasi. Ja. Jeigu viską išpildys, tai prancūzai laimės daug, bet italai irgi prineš nemažai. Sakai. Manau, kad gali tai būti tikrai. Ir aš iš karto einu prie spėjimo, kad prancūzai ant 30. Oho. Tu dabar spėk. Aš pasirinksiu 3. Pirmą kartą. Prancūzai ant 18. Kad būtų įdomu žiūrėti, aš sakau prancūzai 25. Per viduriuką, ne? Kad prancūzai ant 25, Jo. kad būtų įdomiau žiūrėti. Kad tarpusai būtų įdomiau žiūrėti mums. Kad per vidurį būtų nori. O kiek tu spėjai primint? 30. Ir bus daug žeminių, ir manau, kad net gal bonus tašką įkals italai 3 žeminimus. Kalt. Gerai, spėkim, ar italam užneš Dupontas. Jeigu taip, kiek?
Jeigu norim tarpusavį Jeigu pasivažyti. sekmadienį žaidžia šeštadienį. Sekmadienį 5 val. Nu, jeigu šeštadienį išeis Romoj, tai sakau, kad tik vieną užneš. Jeigu neišeis, 2. Tada 2. Užneš. Sakau, kad neužneš. Antuanas neužneš. Antuanas neužneš, ne. Antanas Dupontas neužneš. Nu, Pasistos daug, bet neužneš. aš norėjau irgi spėti, kad pasistos daug. Nu, bet. Nu gerai, tu sakai 2. Tai tu sakyk vieną. Nu, tai aš sakau vieną. Nu, taip nuobodu biški, bet. Nuobodu, jo, sakykim. bet Šiaip nuobodu. Gerai, nu. Nu, tai ką, Žiūrėkit, stebėkit. komentuokit, ką galim patys papildyti daugiau, gal ką nori sužinoti daugiau, šiek tiek mum, kad palengvint darbą. Jo, laukia tikrai įdomus savaitgalis. Tarp kitko, ir šį savaitgalį jau tikrai patvirtinta, kad bus žaidžiamos Lietuvos taurės rungtynės. Tai Ąžuolas susitinka su Geležiniu Vilku. Vilniaus geležinių vilkų. 2 valandą, Partizano 192. Kaip sakant, Neškit arbatos, karšto vyno ir galite stebėti. pažiūrim Lietuvos taurę ir iš karto stebim Velsą su Airiais. Tokia dienotvarkė suplanuota visiems žiūrovams. Taip.